Sveiki, šiandien kalbėsime apie logaritmų savybes. Logaritmų savybių taikymui būtina sąlyga yra tokia. Pagrindas turi būti didesnis už nulį. Taip pat skaičiai bei c, x, y turi būti teigiami. Taip pat pagrindas negali būti lygus vienetui. Pagrindinės logaritmo savybės yra tokios. Kai logaritmuojamas skaičius yra 1, logaritmo vertė visada bus lygi nuliui. Taip yra todėl, kad bet kuris skaičius pakeltas nuliniu laipsniu duoda rezultatą lygų vienetui. Kita savybė. Kai pagrindas ir logaritmuojamas skaičius yra vienodi, logaritmo vertė yra 1. Logaritmų sudėties taisyklė. Kai turime dviejų skaičių sandaugos logaritmą, šių skaičių logaritmus galime sudėti. Logaritmas pagrindu a iš dviejų skaičių sandaugos yra lygus logaritmas pagrindu a iš pirmojo skaičiaus plus logaritmas pagrindu a iš antrojo skaičiaus. Logaritmų atimties taisyklė. Kai turime dviejų skaičių dalybos logaritmą, šių skaičių logaritmus galime atimti. Logaritmas pagrindu a iš dviejų skaičių dalybos yra lygus logaritmas pagrindu a iš pirmojo skaičiaus minus logaritmas pagrindu a iš antrojo skaičiaus. Logaritmo kėlimas laipsniu. Jei logaritmuojamasis skaičius pakeltas tam tikrų laipsnių, pavyzdžiui laipsniu k, šį laipsnį galime iškelti prieš logaritmą kaip daugybos narį. Logaritmo pagrindo keitimo taisyklė. Logaritmą galime išskaidyti taip, kad jis būtų lygus dviejų logaritmų dalybai, kurie turės tą patį pagrindą, tačiau kitokį negu pradinio logaritmo pagrindas. Kaip nurodyta skaidrėje, naujųjų logaritmų pagrindas bus c. Viršutinėme logaritme argumentas bus lygus pradinio logaritmo argumentui, tai yra b. Apatinėme logaritme argumentas bus lygus pradinio logaritmo pagrindui, tai yra a. Ši taisyklė padeda pereiti nuo vieno pagrindo logaritmo prie kito. Kitos logaritmų savybės. Čia matote dvi papildomas logaritmų savybės, kurias įsiminkite, kadangi jos taip pat bus reikalingos sprendžiant uždavinius, kuriuose yra logaritmai. Susipažinote su logaritmų savybėmis. Dabar apibendrinkime, kas yra logaritmavimas. Tai atsakymas į klausimą, kokiu laipsniu reikia pakelti logaritmo pagrindą, kad gautume logaritmo argumentą. Pavyzdžiui, kokiu laipsniu reikia pakelti skaičių 2, kad gautume 8. Teisingas atsakymas yra 3, nes 2/3 laipsnių lygu 8. Antilogaritmavimas yra atvirkštinis veiksmas logaritmavimui. Jis atsako į klausimą, koks yra logaritmo argumentas. Pavyzdžiui, koks argumentas yra logaritmo pagrindu 2, kuris yra lygus 3. Atsakymas yra 8, nes 2/3 laipsnių lygu 8. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užprenumeruoti kanalo naujienas. Iki pasimatymų.